Sveiki. Nu va vaikšto dėl minčių. Žinot, mes gyvenime susitinka visokių žmonės, visokių, ne? Ir kartais būna netgi santykiai lygi tokie, kaip vat, ten ir daug metų gali trukti jie. Bet ateina laikas kažkada tai, kad jie, tie žmonės, kažkaip tai pasitraukia. Nemiršta, bet tiesiog jie kažkaip tai keliauja savo keliais. Ir žinot, daugiausia ką gali daryti, tai laikyti juos dar prie savęs, bandyti sulaikyti, kad jie nebėgtų, nedingtų iš tavo akiračio. Bet tokia yra dialektika, toks yra gyvenimas, kad jie matyt atliko savo paskirtį tavo gyvenime. Kiekvienas žmogus, kuris ateina, su kuriuo tu susitinki, būni, santykiauji kažkiek laiko, jisai tau duoda pamokas, patirtis, naujus supratimus. Ir kažkurią dieną tu esi baigęs klasę. Ir va šitas žmogus gali ir išeina, jisai eina, keliauja toliau. Tai nereiškia, kad jis nesvarbus. Jie labai svarbus, žinot, kaip kiekvienas mokytojas gyvenime, jie nėra mokytojai tiesioginė prasme, bet tos situacijos, kuriuose tu buvai atsidūręs, yra pamokančios. Ir tik su jais galėjai atsidurti toj situacijai. Tai kiekvienas žmogus gyvenime jis yra padaręs vienas kitam kažkokius įtakas dalykus, kurie labai svarbus ir kurių pravers kitam kely. Ir dar svarbu žinoti, kad ir tu pats esi lygiai taip pat keliaujantis savo kelią. Žinot, šitą aš išmokau kamino eidamas. Mes ėjom 35 dienas ir ne kiekvieną dieną su tais pačiais žmonėmis. Buvo gana ilgas laiko tarpas, kada eidavom kelias dienas, gal savaitę su tais pačiais. Paskui jie nueidavo į priekį arba likdavo už mūsų ir kažkur gal ir dingdavo, atsirasdavo kiti ir vėl. Ir kiekvienas iš tų žmonių buvo labai svarbus. O paskui tie, kurie likę kažkur, tai arba dingia, po kiek laiko vėl atsiranda, tarsi dar kartą koks egzaminas su jais vyksta. Tai blogiausia, tai ką galėjom daryti, tai įsikibti ir kaip kokia, sakoma, komanda. Kaip kokia komanda eiti kartu, žinai. Bet kiekvieno žmogaus kelias gyvenimas yra kiekvieno atskiras. Ir mes turim kiekvienas daryti savo dalykus, į kuriuos pašaukti esame. Gerai yra tai, kad visi daina. Va, tai šiaip ar taip, žinai. Ir gera žinot, kad palikęs šitą žmogų, kuris yra dabar, kuris dingsta iš tavo gyvenimo, kuris nueina savo keliu, tu sutinki naujus žmonės ir vėl naujos pamokos, ir vėl naujos pamokos. Nereikia bijoti, kad dabar čia nieko nebeliks, bus vakuumas po šito. Taip nebūna. Pasaulis pilnas žmonių ir jų daugėja. Tai reikia tik dairytis, nedaryti niekam jokių išimčių. Ar jaunas, ar senas, ar vyras, ar moteris, ar vaikas, ar senelis. Kiekvienas jisai turi tavo gyvenime kažkokį tai vaidmenį. Tai man tas labai svarbu atrasti ir nesakau, kad yra lengva atsisveikinti, sunku. Ypatingai sunku, kai dar ilgą laiką prisimeni ir malonės akimirkas. Bet vis dėlto reikia eiti į priekį, ką aš ir darau dabar. O tai va.